Na ir šiemet jis iki šiandienos rungtynių buvo 7 kartus pasirodęs aikštėje, bet tik 275 minutės bendrai gavosi, tad dažniausiai po keitimo būriuojasi didžioji dalis futbolininkų prie baudos aikštelės prieigų. Ir perdavimas į baudos aikštelę, kamuolys kreipiamas link vartų, bet į vartų. Taip pat vakar vyko rungtynės tarp futbolo akademijos Šiauliai ir Telšių Džiugo, na ir ten buvo tikra įvarčių fiesta. Rungtynes laimėjo šeimininkai Šiauliai 5-0. Įvarčius mušė Eligijus Jankauskas, Danielis Romanovskis ir netgi 3 pridėjo Milanas Džiokičius. O čia Minas Benšaibas su kamuoliu, galima smūgiuoti iš toli, tai ir padaro. Atlaiko smūgį Mantas Bertašius, bet pakartotiniu smūgiu Georgievičius kreipia kamuolį į vartus, bet kyla teisėjai. Tolordava. Vėl Hernandesui. Rungtynių pradžioje kalbėjau apie tai, ko komandose trūksta, kokie žaidėjai traumuoti, kas išvyko. Gargždų Banga dabar su kamuoliu arti varžovų baudos aikštelės. Pavyksta Akpe Viktorijai išsaugoti kamuolį aikštėje, jo perdavimas į baudos aikštelę. Ir čia visai pavojingas epizodas galėjo būti, ten Matas Ambrazaitis. Ir po tų rungtynių su Alytaus Dainava, galbūt po šio epizodo pratęsiu, Pijus Rebalius, jos smūgis blokuojamas. Vis dar kovoja dėl kamuolio Gargždų Banga. Ne vieną sezoną jau rungtyniaujantis Gargždų Bangoje. Nuo 20 metų nepertraukiamai su pagrindinė komanda. Čia pavojingas epizodas, atrodo iš niekur. Galbūt labiau sumanimas buvo vedė link to, jog tai bus. Tai yra Andžoja Abdelas Kaderas. Jis taip pat savo rungtynes šiuo metu rungtyniauja ir irgi gali tai padaryti. Čia labai geras perdavimas, Gratas Sirgedas baudos aikštelėje. Aukštas perdavimas ir čia Mantas Bertašius gelbėjo komandą. Na, bus įdomu dar kartą pamatyti pakartojimą, kai situacija mums tai leis. Čia dar toliau tęsiasi pavojingos situacijos, nepavyksta Akpei Viktorijai išmušti kamuolio tinkamai tolyn ir Kauno Žalgiris vis dar su kamuoliu. Pavlovičius iš toli, bet šį kartą jau netiksliai. Proga pasižymėti, čia Gratos Sirgedo perdavimas, smūgis iš labai arti. Arti įvarčio Kauno Žalgiris tikrai buvo. Ir pavojingiausia proga. Kol kas šiose rungtynėse, nes tų epizodų, kurie buvo po nuošalės, negalime skaičiuoti. Čia apvedamas vartininkas, bet Simao Junioras šį kartą gelbėja komandą ir Fabianas Orega dar turės palūkėti, kol pelnys dar vieną savo įvartį. Ir dabar dar keitimas turėjo būti atliktas Gargždų Bangos komandoje. Dovydas Norvilas žengti į aikštę, jis joje ir yra. Jis paskutinį kartą žaidė 12 ture. O dabar jeigu viskas gerai, tai bent 45 dar tiek, kiek teisėjas pridės, galės sužaisti Saugas. Čia apsigina galiausiai Gargždų Banga. Pro pašokančių senelėje žaidėjų apačią ir yra net ir įvarčių pelnoma. Dabar greičiausiai prisiminiau tai Čebi Alonso. Tokį smūgį, kuomet jis žaidė. Standartinė situacija, Ramanauskas. Perdavimas link baudos aikštelės. Čia pirmąjį kamuolį galvą laimi Gargždų Banga ir galiausiai išvydome ir smūgį. Na ir aišku, tikrai būtų smalsu pamatyti ir Gargždų Bangos naujoką žengiant į aikštę. Andrė Martinsa. Įžaidžiamas kamuolys. Dabar perdavimas į baudos aikštelę, smūgis. Ir dabar taip, krenta. Pirmasis rungtynių įvartis, dabar jau
Jis nebėra atšaukiamas ir Gargždų banga kovoja baudos aikštelėje. Čia galima smūgiuoti ir pavojingas rikošetas galėjo čia būti po Pijaus Rebaliaus smūgio. Pataikė varžovų. Padidės. Čia greitai perėmė kamuolį Kauno Žalgiris. Galima išvysti pavojingą epizodą. Fabianas Oregas smūgiuoja ir pelno antrąjį rungtynių įvartį ir pelno antrąjį savo sezono įvartį. Ir dabar jau užtikrina Kauno Žalgirio pergalę šiose rungtynėse, nes skirtumas dvigubėja. Skirtumas yra dabar 2-0 ir viena klaida kažkur prie savųjų vartų to pergalės tų 3 taškų, kurie praktiškai jau yra kišenėje Kauno Žalgirio kišenėje.